Iki Bliubridge klausytojai ir sekėjai. Esu Deimantas Pavolas, Bliubridge paslaugų vystymo vadovas. Šiandieną kalbinu Robertą, kolegą, paslaugų tikimo direktorių. Sveikas, Robertai. Labas, Deimantai. Sveiki, sekėjai. Šiai dienai rinkoje stebim tendenciją, kad vis daugiau įmonių savo IT ūkio priežiūrą patiki partneriams. Šiandieną norėtumėm plačiau panagrinėti IT priežiūros temą, konkrečiai proaktyviąją dalį ir vieną iš jo sudedamųjų dalių, tai yra sistemų monitoringą. Robertai, galėtum paaiškinti vartotojams, kas yra monitoringas? Taip, Deimantai, puikus klausimas. Iš tikrųjų, manome, kad proaktyvi sistemos stebėsena ir šis proaktyvi stebėsena yra viena kertinių tokios partnerystės dalių. Tai jeigu taip paaiškinti, tai stebėsena arba monitoringas gali būti tiek proaktyvus, tiek reaktyvus. Tai reaktyvų pavyzdį, kad susidaryti įspūdį, kas tai yra, tai namuose dingo elektra. Eini, pasižiūri, ar viskas tvarkoja su saugikliais, jeigu saugikliai įjungti, reiškia kažkas negerai su energijos tiekimu, skambini ar energijos tiekėjai. Tai čia įvyko gedimas, skambini tiekėjai, reaguoja. Tai čia yra reaktyvi stebėsena. Proaktyvi, tai kai stebėdamas įvairius rodiklius gali numatyti dar tik būsimą gedimą, dar jam neįvykus. Vienas iš pavyzdžių, tai kompiuteris, jūsų asmeninis kompiuteris jau rodo smart sistemos rodiklių pasikeitimą arba pablogėjimą, kurie indikuoja apie artėjančią kietojo disko mirtį, jeigu taip galima pavadinti. Arba jeigu dar paprastesnį pavyzdį iš šios karštos vasaros paėmus artėjant audrai arba nenormaliai aukštai temperatūrai, gaunate pranešimą į mobilųjį telefoną iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, kad pasirūpinkite savo turtu, savo ir artimųjų sveikata ir gyvybę, užsidarykite langus, uždarykite šiltnamius. Tā ir daryti. Dar neįvykus gedimui, neįvykus jokiam incidentui, tai yra proaktyvi stebėsena. Tai dar kitaip tariant, tai mano nuomonė, tai proaktyvi stebėsena IT pasaulyje, tai yra tam tikrų rodiklių visumos stebėsena ir pokyčių koreliavimo su esama žinių baze ir gamintojo nurodymais. Puikus pavyzdžiai, turbūt visiems suprantami. Kaip žinai, TIFO infrastruktūra tikrai irgi apima daug komponentų, visi tie komponentai generuoja krūvas pranešimų, vieni iš jų svarbesni, kiti mažiau. Kaip sekasi šitoje vietoje mums klasifikuoti tos pranešimus? Turbūt kiekviena IT priežiūros paslaugas teikianti kompanija sutiks, kad tai yra vienas pagrindinių iššūkių. Tai atsirinkti šieno kupetoje tas adatas, kurios gali realiai durti. Ir vienas iš tokių adatų atradimo pavyzdžių, tai yra ugniasinė gali generuoti kliento ugniasinę, kurią mes prižiūrime, generuoja įvairiausių pranešimų, šimtus jų gali generuoti per dieną. Kaip atrinkti, kad tai yra būtent tas, į kurį turėtum sureaguoti, tai yra, manyčiau, tai yra visos įmonės know-how ir visos kolektyvinės patirties panaudojimas, taip pat gamintojo nurodymų, atsižvelgimas į gamintojo nurodymus. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kada atrandame tas adatas, tai tarkim ugniasinė arba kita tinklo įranga jau siunčia pranešimą apie prasčiau veikiantį komponentą. Tai reiškia, mūsų priežiūros inžinierius jau gali užsakyti atsarginę detalę pakeitimą iš serviso ir jau vykti pas klientą į kliento įrangos buvimo vietą jau su detale. Tai reiškia, mes ne tik užkartome incidentą, bet ir mažiau gaišiname klientą jo įrangos buvimo vietoje, o taip pat ir galime pakeisti detalę dažnu atveju ir visai be prastovos, arba jeigu to nepavyksta padaryti, tai su minimalia prastova. Tai kaip tai klasifikuojama, tai iš tikrųjų yra nelengvas uždavinys ir tikrai yra čia ką veikti. Tikiu tais iššūkiais.
kad rasti adatą šieno kupetoje turbūt reikia nemažai rankyčių, akyčių. Ar šitoje vietoje naudojam kažkokius automatizuotus sprendimus, galbūt kaip dabar trendina dirbtinį intelektas ir panašiai? Taip, pirmiausia, klasifikuojant pranešimus, tai mes juos vertiname pagal jų tikėtiną poveikį arba svarbą. Tai viena iš to priežasčių, tai žmogiškieji resursai nėra begaliniai. Juos dėrėtų skirti ten, kur jie gali sukurti maksimalią vertę arba geriausiai išspręsti problemą čia ir dabar. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, su kom galėčiau palyginti IT priežiūros komandas, tai yra specialiosios tarnybos, pavyzdžiui, greitos medicinos pagalbos ekipažai arba priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybos ekipažai, kurie nebūtinai reaguos į visus iš eilės pranešimus. Jie reaguoja atsižvelgdami į skubą, atsižvelgdami į pavojų grėsinti ir ten dedikuoja visus savo resursus. Tai įvykęs infrastruktūrinis gedimas, pavyzdžiui, čia jau iš mūsų gyvenimo kasdienio, tai įvykęs infrastruktūrinis gedimas ir interneto ryšio neturintis įmonės padalinys, tai greičiausiai yra žymiai svarbiau nei sulėtėjęs taikomosios programos veikimas viename darbuotojo kompiuteryje. Tai būtent čia ir mes dedame pagrindinį savo dėmesį, mažiname administratorių akiratyje informacinį triukšmą, tam, kad jie galėtų savalaikiai ir tinkamai identifikuoti grėsinčius dalykus. O atsakant tiesiai tavo klausimą, taip, tam mes naudojame ir dirbtinį intelektą. Puiku. Ok, tai suprantama, kad tokie pranešimų gausa generuoja labai daug duomenų ir reikia kažkaip su jais tvarkytis. Kaip šitoj vietoj su istoriniais duomenimis? Taip, istorinio duomenų tikrai yra nemažai. Iš vienos pusės tai atrodytų lyg ir perteklinė informacija, kurią nebūtinai reikėtų saugoti, tačiau pažvelgus iš kitos pusės, ta istorinė informacija, kurią mes tam tikrais intervalais agreguojame, mums leidžia matyti tam tikrus pokyčius arba tendencijas kliento veikloje. Tarkim, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, prekybinė organizacija, jos metų pikas, 2 metų pikai yra juodasis penktadienis Black Friday ir kalėdinė prekyba. Tai matydami praeitų metų rezultatus, mes jau galime indikuoti klientui, kad mielas klientė, mums reikėtų pridėti papildomų resursų, jeigu kartu norime, kad savo veikloje pasiektum daugiau ir galbūt pasiektum geresnių rezultatų šį piko periodą. Atlaikyti kalėdinį periodą ir infrastruktūrą atlaikytų kalėdinį periodą. Ok, supratau, tai duomenų. Dažnu atveju tai tikrai nėra lengva. Tai mes tikrai esame matę pavyzdžių, kai kurios prekybinės organizacijos ir kai kurios finansų paslaugas teikiančios organizacijos mato 10-eriopai išaugusias apkrovas savo sistemose. Tai tikrai nėra dažnu atveju trivialus uždavinys tą 10-eriopą apkrovą suvaldyti. Okay. Tam reikalingi duomenys. Kaip sakant, iš tos analizės galima ir daryti ir prevencinės priemonės incidentam užkardyti. Taip, po kiekvieno rimtesnio incidento, atsiprašau, pertraukiau. Viskas ok. Po kiekvieno rimtesnio incidento mes siekime peržiūrėti savo stebėsenos rodiklius, ar šis incidentas galėjo būti pastebėtas anksčiau dar iki jam įvykstant. Tai yra mūsų vienas pagrindinių uždavinių, mažinant tiek savo galvosopio, tiek taip pat klientams užtikrinant jų veiklos nepertraukiamumo, nes kai kuriais atvejais tai šios prastovos gali kainuoti tikrai daug.
Ok, suprantu. Turbūt dar vienas svarbus dalykas tai yra pasirinkami įrankiai šitam, kaip sakant, darbui ir su įrankio tobulinimas turbūt dar vienas iš svarbesnių elementų, kuris turbūt ir nulėmė konkurencinį, galbūt sakyčiau, pranašumą. Tai kaip mums sekasi tobulinti įrankį? Manau, turbūt, kad galėčiau užtikrinti teikti, kad esame vieni stipriausių ir turintys didžiausią kompetenciją vystydami atviro kodo įrankį Zabbix. Jis plačiai žinomas IT industrijoje, kaip turintis labai platų spektrą stebėjimo paruoštukų arba template'ų. Tai esame perėję šiek tiek į aukštesnį lygį, mes gamintojo pateiktų paruoštukų nebenaudojame. Kiekvieno specifiniu atveju, kurių jau specifikos turime ganėtinai nebedaug, ruošiame savo pačių template'us. Template'as tai yra metrikų ir parametrų rinkinys, kuris nusprendžia, kada turi užsidegti vienokią ar kitokios spalvos lemputę. Tai, kitaip tariant, kokios svarbos vienas ar kitas parametras yra. Tai taip mes šitą monitoringo sistemą esame išvystę iki tikrai solidaus lygio ir manau drąsiai galiu teikti, kad esame vieni stipriausių Lietuvoje tikrai. Okay, skamba kaip šviesoforo reguliuotojas. Yra tikrai nemažai. Kai žalia, viskas gerai, galim pailsiauti. Kai raudona. Gaisras tada jau. Kai raudona, bėgam gesinti. Okay, palyginimui turbūt paminėjai, kad esam vieni tarp turbūt stipriausių, daugiausiai išvystančių. Ar tu įžvelgi taip kaip konkurencinį pranašumą, kad tai galėtų suteikti teisingas monitoringo naudojimas, ne tik tai suefektyvinė veikla, bet ir suteikia įmonei konkurencinį pranašumą rinkoje? Aš manau, kad neabejotinai taip. Vienas dalykas tai kustomizuoti arba kitaip pritaikyti template'ai leidžia sumažinti informacinį triukšmą iki minimumo. Tai reiškia, kad tu gali rasti tas mano anksčiau minėtas adatas šieno kupetoje gerokai lengviau ir mažini informacinį triukšmą, šalini tos pranešimus, kurie tau iš esmės yra mažai vertingi. Tai čia, manyčiau, vienas labai svarbių dalykų. Kitasgi paminėjai palyginimas su galbūt kitom priežiūros paslaugas teikiančiom kompanijom, tai esu pastebėjęs tokių atvejų, kad reikia kartais paaiškinti visgi, kuom skiriasi proaktyvi priežiūra, proaktyvi stebėsena nuo reaktyvios, ką mes čia su tavim ir darom. Ir taip pat norėčiau paraginti mūsų visus būsimus klientus, klientus, kuriems įdomi būtų IT infrastruktūros priežiūros paslauga ir kurie kreipiasi galbūt į daugiau negu vieną kompaniją, prašyti tikrų pavyzdžių, prašyti ataskaitų, prašyti tikrų gyvenimiškų atvejų, kad jie galėtų pagrįsti savo teiginius, kad jie teikia proaktyvią priežiūrą. Okay, labai geros įžvalgos, išsami analizė. Manau, mūsų klausytojams bus tikrai pakankamai aišku, kas tai yra, ir kitą kartą turbūt susidūrus rinkoje su tiekėju, tokių, kaip sakant, tips and tricks, už ką užsikabinti, ką paanalizuoti, ką paaiškinti. To ir palinkėsim, mažiau incidentų, gero susiklausimo ir susimatymo iki kitų kartų. Ačiū visiems. Iki. Ačiū, iki.